švyturys prieš jau... Gerai, paskutinis švyturys prieš išvykstant iš Švedijos. Va, štai jis gražuolis. Liko 160 jūrmilių. Gaunasi apie nepilnai 300 km, bet vėjas toks priešais, tai teks zigzagais eiti, tai nežinau, kiek teks įveikti. Gaunasi vėjas stiprus, dar nespėjo, nuo ryto jis tik prasidėjo, dar nespėjo jūros išbanguoti, bet tai toks dar nieko baisaus. Šiaip baisaus ir nėra, bet dar po kol kas yra pavojus. Fiziškai net įstovėti yra ką veikti. Kiaušinį nesudužo kišeniai.
buvo, bet gerai, kad neišbėgo. Gerai bus. Iš kažkur. Ir gražiausiai rankinę pompą bandžiau papumpuoti. Iš pradžių pumpavo, po to paėmė ir taip sustojo. Čia yra. Gaunasi kieta visai paliko, neišeina papumpuoti. Tada įjungiau elektrinę. Čia ir jinai va iš čia atkelia į viršų vandenį ir pro čia bėga lauk jau čia. Gaunasi ir viskas, ir jinai vos kelia su tokiam šiukšlėm. Ten yra dažyta gaunasi ir seni dažai kaip ir lupas ir krenta į dugną. Ir jeigu vandens susikaupia, greičiausiai bus su tais senų dažų likučiais užkimšę vieną ir kitą pompą, tai dabar reiks prasiardyti. Iš pradžių galvoju, ištrauksiu elektrinę pompą, ten ją įmanoma išardyti, išvalyti. O pirmą šitą sutvarkysiu, o po to rankinės pompos tos eisiu. Tai, ne pats smagiausias reikalas, įdomu, iš kur to vandens kaupės, reiks nueit pažiūrėti į gėlo vandens baką, gal vėl iš ten bėga. Pilna dažų, tokių likučių čia, kur nuo kraštų krenta nuo variklio, jinai kaip 18 metų stovėjus. Va ten va yra pompa. Bandysiu dabar traukti ją, pasiekti. Na va, kaip ir pavyko. Pradėjo varyti vandenį lauką ir jo pilna likučių visokių dažų. Negerai. Bet bent jau
išsiurps vandenį. Žiūrėjau, variklį pakūriau, viskas kaip ir lygtais tvarkoj. Vandenį beveik pavyko išsiurbti, reikia tą rankinio dar pompą sutvarkyti, bet ateina škvalas, vėjas pradėjo taip gerai kilti, reikia eiti dirbti. O reikalai jaučiasi bus, nes tamsus dangus labai toli. Na va, pompą sutvarkiau. Labai gerai. Iš galo atsisuka toksai ir išsivalo čia. Dangtelis. Kaip gerai. Po truputį vis geryn. Lauke stiprokai lyja, vėjas visai nurimo, praktiškai neliko, tai varikliu tenka plaukti ir lietus labai stipriai lyja, tai pasidariau tokį mechanizmą kaip vadeliuoti. Gaunasi, kai pamatau, kad jau va, kursas pradeda keistis, patempiu į vieną pusę ir va, grįžta po truputį. Vėl atleidžiu, tai bent jau ant lietaus nereikia sėdėti. Išlendu, pasižiūriu, ar laivų nėra. Gumos padariau tam, kad palaikytų pastovę tą tokią tiesią poziciją, o kai jau reikia, kur patampau į kurią pusę ir taip ir plaukiu gaunas. Nu, ką darysi, nėra autopiloto, tai reikia suktis iš padėties. Vėjas, jeigu didelis būtų, reiktų su burėmis, tai jo čia taip nepasvaigs, bet dabar, kai vėjo nėra, tai čia visai taip padoriai, neblogai. Visiškas štilis ir blemba rūkas už jo labai didelis, gaunasi, nesimato nieko labai toli, tai būtų tikrai nejauku, jeigu dabar iš karto išlystų super didelis laivas. Atsargiai dabar. Beveik nieko nebeliko, 14 jūrmilių iki Klaipėdos uosto vartų, tai čia apie 25 kilometrai kažkur. Ten matosi jau Palanga, šviečia kažkas ten, nežinau. Ir labai gerai tas taukšėjimas visą dieną variklio jau pabodo, bet nu yra kaip yra, kartais reikia ir taip, ne visą laiką čia praskriesi taip su geru vėju, būna ir tokių dienų. Na va, aš jau Klaipėdoj. Pavyko, džiaugiuosi. 5 ryto prisišvartau Juodkrantėj, viskas pagaliau baigėsi.